Ačiū, kad esate, ačiū, kad prisidedate prie šio taikos energetinio tinklo stiprinimo, gilinimo, platinimo. Ir dabar kviečiu tiesiog įsipatoginti, užsimerkti, leisti savo dėmesiui natūraliai atsipalaiduoti, susirinkti ties kūno pojūčiu, ties kvėpavimu, ties šią esamąją akimirką. Ties šios esamos akimirkos pojūčiu. Gyvybingumu ir taika, kuri išties yra natūrali. Kada paleidžiame savo prisirišimus prie įvairiausių idėjų, šališkumų, reikalavimų, lūkesčių, tai tada natūraliai išryškėja ta taika, kuri visada čia. Ir iš kurios natūraliai kūrėsi visa gyvenimo harmonija. Tad atpažindami šią taiką, išryškindami ją savo pajautoje, mes iš karto kūrėme harmonizuojantį efektą, savyje, tarp mūsų, tarp visos visatos. Nes taika ir harmonija yra pagrindinė visatos būsena. Ir taip tai yra įtraukta ir kūryba, ir palaikymas, ir destrukcija. Tačiau visa tai gaubia vientisa harmonija ir taika. Nes viskas, visos gamtos jėgos sukasi ir šoka balanse. Tad sąmoningai būdami su savo vidinė taika mes galime pajausti tą bendrystę su visa visata. Kad mes sinchronizuojamės su visuotinė darna, su visuotiniu subalansuotu judėjimu, pagal kurį juda visi dangaus kūnai. Tad suteik savo akimirką pajausti šį visuotinį judėjimą ir ramybę jame.
Ir šioje būsenoje mes natūraliai paleidžiame, perdirbame, transformuojame visas kitas būsenas, kurios buvo sukurtos iš santykinio atitrūkimo nuo šios taikos, per abejingumą, nerimą, baimę, nepasitikėjimą, konfliktus ir nuoskaudas, susvetimėjimą. Tad atkūrė originalios taikos ir harmonijos pojūtį savyje, savo širdyje. Mes natūraliai išstumiam ir siunčiame perdirbimui visas kitas energijas, emocijas, kad jos taip pat galėtų harmonizuotis su originaliu visatos dizainu, originalia visatos meile. Ir vėlgi būnant šioje natūralioje taikoje, kuri visą laiką buvo, viso ko pagrindas, mes tik tais santykinai galime nuo to atitolti, tapti tam abejingi, su tuo susvetimėti, tačiau kada mes šiame natūraliame būvyje ilsimės sąmoningai, valingai, savanoriškai, tuomet mes sugrįžtame į sveiką balansą ir į šį balansą yra vėlgi traukiamos visos kitos savybės, kurios gali būti panaudojamos. Tai vėlgi tame galime paleisti bet kokius irgi įsivaizdavimus, kažkokius ribotus matymus, kas yra toji natūralioji taika, nes jinai gali traukti vėlgi ne tik tais kuriančias, palaikančias energijas, bet taip pat ir išardančias energijas. Kartais gal net kažkokį ribų pastatymą. Jeigu, tarkim, matome, kažkas tiesiogiai kėsinasi į kažką, kas yra mums brangu mūsų širdžiai, arba tyra, gražu, tai be abejo mes galime atstovėti, mes galime gintis. Tačiau vėlgi mes esame sąmoningi tame. Net jeigu mums reikia naudoti kažkokias grubesnės, agresyvesnės energijas, mes tai darome tik tais tiek, kiek to reikia. Ir kada
būtini darbai yra atliekami su tom energijom, mes savaime sugrįžtame prie savo taikos ašies. Ir toliau ją kūrėme, toliau ją puoselėjame visais būdais, kurie yra aktualiausi kiekvienu momentu. Santykėje su vis naujomis gyvenimo situacijomis. Tai štai aš visu tuo dalinuosi dabar, tiesiog, kad išjausti šioje meditacijoje tą vidinės taikos lankstumą, kad ši taika apima viską ir gali viskuo naudotis, nepametant šios vidinės taikos, atjautos, meilės, nes net ir ribų pastatymas gali būti meilės forma. Net ir griežtesnis žodis gali būti atjautos išraiška. Todėl šioje erdvėje mes paleidžiame visas idėjas apie tai, kas yra taika, kokia taika turėtų būti. Nes vėlgi, kada žmonės prisiriša prie idėjų apie taiką, vienybę, tai tada jie bando tai įteikti kitiems, kažkaip įtvirtinti, įdiegti į pasaulį tą savo ideologiją, bet taip tik tais dar labiau yra atitolstama nuo tos originalios, natūralios taikos, vienybės ir meilės. Todėl vietoj to, kad prisirišti prie kažkokių požiūrio taškų, apie ką tai yra kvietimas labiau įsijausti į tą taikumą, kuris yra išties gyvas, natūralus, artimas širdžiai, tavo tiesioginėme patyrime. Ir to neįmanoma iš tikrųjų sutalpinti į savokas, į žodžius. Žodžiai veikia tik kaip nuorodos. Todėl yra kvietimas pajausti tai visų savo kūnų, pajausti, kas iš tikrųjų natūraliai slypi šioje gyvoje, nesufabrikuotoje akimirkoje. Kokia galia leidžia šiai be galo gausiai gyvybei ant žemės klestėti. Tai štai čia ir yra indikacija, čia ir yra užuomina tos taikos, į kurią nurodau. Jis yra visada gyva, visada lanksti, visada prisitaikanti. Nuolat
naujai išsireiškianti, tačiau savo branduolyje tai ta pati stabili taika. Vienybė. Nes taip, iš tikrųjų, kitais žodžiais, irgi kaip galime pagilinti suvokimą tos taikos, tai skirtumų vienybė. Kad visi skirtumai išsišakoja iš vieno ir neišvengiamai tame pačiame viename susitinka kaip tas pats vienas. Šitas skirtumų susitikimas vienybėje gali būti vadinamas taika. Susitaikymas. Sutikimas. Integracija. Vėlgi, daugybė žodžių, kurie nurodo į šitą gyvą natūrą. Kviečiu dabar pajausti šią natūrą, šią skirtumų vienybę, labiau fokusuojantis vėlgi ne į pačius prasiskyrimus, kuom viskas skiriasi, bet kuom viskas sutampa. Galima įsivaizduoti, kad tarkim iš širdies tos pačios išeina visas skirtingos kryptis, į priekį, atgal, į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn. Ir tada tos visos kryptis tęsiasi iki begalybės, tarytum tolsta vienos nuo kitos. Tačiau kitam to gale, jos viskas susitinka tam pačiam taške. Ir tame taške negali pasakyti, kur yra priekis, kur yra galas, kur yra kairė, kur yra dešinė, kur yra viršus, kur yra apačia. Nes tai tas pats taškas. Savyje talpinantis potencialą visiems prasiskyrimams, tačiau savo esmėje, savo prade, visa tai ilsisi tobuloje vienybėje, tobulame integralume, tobulame santykyje. Tad pajausk šitą vienybės pojūtį, gali jausti dabar ir vienu metu. Ir visus prasiskyrimus ir visų jų vienybę. Tas pats ir su pojūčiais. Kaip yra 5 pojūčiai, kuriuos mes galime išskirti vėlgi kaip klausa, matymas, uoslė, skonis, lytėjimas. Bet tuo pačiu metu dabar galime pajausti, kad yra tas taškas, kur visi tie pojūčiai jaučiasi kaip vientisas esaties pojūtis. Tiesiog vientisas jutimas, pats jutimas, neišskiriant jo skirtingų aspektų. Ir kada pradedame jausti tuo pačiu tą vientisumą visų pojūčių, tai iš tikrųjų mes juos tik dar labiau įgalinam. Nes mes pradedame tada viską justi dar glaudesnėme ryšyje, dar didesnėme intimume. Pradedame save jausti kaip visą tikrovę, o ne tik tais kažką atskiro joje. Ir tada natūraliai tampa daug lengviau naviguoti. Harmonijoje, integralume,
taikoje ir meilėje. Štai, fokusas į vientisumą. Vėlgi, visi skirtumai yra įtraukti, čia nereikia nieko bandyti kažkaip atsikratyti, tik tais pagilinti visą to, ką suvoki ir jauti, suvokimą, pajautimą. Ir tam vėlgi mūsų asistuoja ta pati ramybė, šita meditatyvi būsena, kurioje dabar esame, šita kūno ramybė, proto ramybė, tiek kiek įmanoma, vėlgi neforsuojant nieko. Tada mūsų nuovokumas išsiplečia, labiau nušvinta ir atskleidžia tą visų skirtingų reiškinių vienybę ir taiką. Ir kvėpuok į šitą vienybės pojūtį, į šios tobulos taikos pojūtį. Su kiekvienu įkvėpimu jį pagilink ir su kiekvienu iškvėpimu jį išplėsk ir gali vėlgi tam pasinaudoti savo vaizduotę. Gali, tarkim, vėlgi tą centrą įsivaizduoti savo širdies centre, savo širdies čakroje. Su įkvėpimu tu viską tenai surenki, sukoncentruoji, suvienyji ir su iškvėpimu tu tą harmoningą suvienytą energiją paskleidi per visą pasaulį. Vėlgi visą pasaulį įkvėpi, pajauti tą tobulą vienybę ir taiką tarp visų pasaulio reiškinių ir iškvepi ją atgal. Šitaip atšviežinant pasaulio versiją, kurioje gyveni. Ir gali įsivaizduoti, tarkim, vėlgi paimant savo, tarkim, šeimos, giminės sferą. Įsivaizduoji, kaip įkvėpi tas visas skirtingas energijas vyraujančias tame, leidi visoms energijoms vėlgi apsijungti tobuloje taikoje ir tada iškvepi ir lyg gražini visiems skirtingiems individams šitą subalansuotą, suvienytą, harmoningą energiją. Tada gali įsivaizduoti, tarkim, draugų ratą, pažįstamų ratą. Irgi įkvepi visus giliai savo širdį, apkabini su savo giliausia, tyriausia meilė ir su iškvėpimu gražini. Paleidi tuo pačiu metu, nes vėlgi tikra meilė tai nėra prisirišimas, tai yra atvirkščiai laisvas ir laiminantis ryšys visiems skirtingiems keliams, visoms skirtingoms nuomonėms, nes visos jos iš tikrųjų yra papildančios. Nes tai apie tą patį vieną.
Ir tada galima įkvėpti plačiau, tarkim vėlgi visą Lietuvos kolektyvą, visas Lietuvos sistemas, institucijas ir taip toliau. Vėlgi savo širdį, viską apkabinant, sutaikant, ištirpdant bet kokį susvetimėjimo jausmą ir su iškvėpimu grąžinant į Lietuvą šios šviežios, taikios, mylinčios energijos. Pajauskime dar kelis kartus taip, su tokiais įkvėpimais į širdį ir išplėtimais. Tiesiog pasiūskime Lietuvos žmonėms savo laiminimu, savo linkėjimu iš širdies, iš širdis. Pačiai žemei, kurioje esame, pačiai gamtai, kuri mūsų supa, visoms gamtos karalystėms, kurios irgi yra nuolatinėje bendrystėje su mumis. Įkvėpkime visą šitą lietuviškos gamtos energiją, palaiminkime ją, kad ji toliau gyvuotų, klestėtų, išsigrynintų, taptų švaresnė, taikesnė. Nes irgi dauguma nesantaikos pavyzdžių gamtoje atspindi vėlgi mūsų pačių kolektyvinės sąmonės santykį su savimi. Ir dabar galime paimti visą pasaulį, įsivaizduoti visus skirtingus kontinentus, visas skirtingas šalis, kad ir kokios skirtingas jos bebūtų, kad ir kas juose dabar vyktų, tiesiog matykime visą tai kaip nekaltą tyrumą, gal kai kur nekaltą abejingumą, kur yra tiesiog pratęsiamos tam tikros neišspręstos temos, vadinamos karmos, nuoskaudos, disbalansas, disharmonija, kas irgi turi praeiti natūraliai, kas natūraliai turi išryškėti, būti iškelta, iškomunikuota. Ir vėlgi natūralioje įvykių sekoje harmonizuoti su tą pagrindinę tikros taikos ir meilės vibraciją. Dabar įtraukime į savo širdį tos visus kontinentus, visas pasaulio kultūras skirtingas, pamatykime, kaip jos susivienyje, atsidūsta ir šoka laimės šokį tavo širdyje, kaip vieningas pasaulis. Ir dabar išplėsk tą pasaulį į visas šalis, visomis kryptimis. Ir dar kartą įkvėp visą pasaulį, gali įsivaizduoti, kad tu lyg didėji, o visas pasaulio rutulys mažėja.
į tavo širdies centrą. Va, ir dabar tu esi šitas kosminis milžinas, kuris savyje talpina visą Žemės rutulį. Ir vėlgi, tu tada kaip šitas dieviškas milžinas, milžinė, užpildai šitą pasaulį tyra besąlyginė meilė. Taika, harmonija, sveikata, laimė, gerovė. Ir vėlgi su iškvėpimu išplėti. Dar kartą giliai įkvepiam visą pasaulį, užlaikom kvėpavimą, pajauskime vėlgi, kaip ten susikoncentruoja tas vienybės pojūtis, kad mes iš ties galime dabar pajausti šitą pasaulio versiją, kuri yra įsišaknyjusi vienybės sąmonėje. Ir tada su iškvėpimu leiskime šiam rutuliui išsiplėsti ir mes tarytum vėl kaip žmogeliukai nusileidžiame į šį rutulį. Ir galime paleisti dabar šitą vizualizaciją ir toliau ramiai, natūraliai kvėpuoti. Vėlgi pajausti bendrai visą neišmatuojamą visatą aplink mus. Ir pajausti šią visatą ne tik tais kaip kažkokius negyvus, skraidančius erdvėje kūnus, bet kaip išties gyvą, be galo išmintingą ir mylinčią esybę. Kuri globoja ir lydi kiekvieną mūsų žingsnį. Ir viskas yra mylima, viskas yra priimta, viskas yra palaiminta. Ir viskas integruojasi tą pačią universalią taiką. Leiskime savo atsipalaiduoti į šį intuityvų pajautimą, kad viskas yra gerai, kad viskas iš tikrųjų yra be galo gerai, taip gerai, kad net mūsų protas ir vaizduotė to negali pilnai aprėpti. Ir vėlgi, tik tai tada, kada patikime, jog mes tai aprėpiam ir tada bandome tą savo ribotą suvokimą kažkaip įteikti savo ir kitiems, ties jo apsiribojant, tai va tada ir susikuria tas visas išsiderinimas su šia natūralia gerove. Bet vietoj to leiskime savo tekėti išvien su šią neaprėpiamą, universalia gerove. Tai štai. Su šią natą tada palengva ir užbaigsime šios dienos meditaciją. Galime dar kartą visi kartu giliai įkvėpti, apsikabinti savo širdimis, apsikabinti iš vidaus, pajausti visą meilę, jos pilnatvę ir su iškvėpimu vėlgi sugrįžti į savo santykinę lokaciją, į savo kūno fokusą,
galbūt šiek tiek pajudinti savo kūną, palengva atsimerkti. Dar kartą giliai įkvėpti ir iškvėpti. Tai štai vienu metu mačiau 13 žmonių. Labai džiugu. Dabar matau 10. Irgi džiugu. Tai labai dėkoju už šitą bendrą kūrybą. Ir tikrai tai yra tarytum magiškas ritualas, magiška ceremonija, kiekvienas toks susitikimas, kuris iš tiesų instaliuoja šitą energiją į mūsų Žemės energetinį tinklą ir tą energiją čionais iš tikrųjų gyvuos labai ilgai. Nes šita energija būtent ir yra įtvirtinta amžinybėje, rezonancija su amžinybė. Tad galite save apkabinti, galite prieš einant miegoti patapšnoti savo už peties, kad gerai padirbėjote, kad esate be galo vertingi, būdami gyvi šiame nuostabių transformacijų laikmetyje, šitame pasaulyje. Tad ačiū ir iki sekančių susitikimų laimingai.